Ar tikrai žinai, kas yra lėtinis cistitas? Lėtiniu cistitu jau laikome tokį uždegimą, kuris pasikartoja apie 3 kartus per 12 mėnesių arba apie 2 kartus per 6 mėnesius. Ir labai dažnai lėtinis cistitas pasižymi pastoviais simptomais. Tai yra daug sudėtingesnė liga nei ūmus cistitas. Kaip jau minėjome praeitame video, paprastas ūmus cistitas atsiranda tuomet, kai ligas sukeliančios bakterijos pradeda sparčiai daugintis pūslėje. Tokios bakterijos ten laisvai plaukioja ir imuniniai sistemai bei antibiotikams yra lengviau jas pasiekti. Tokiai infekcijai gydyti paprastai užtenka savaitės laiko antibiotikų kurso. Ūmią infekciją taip pat lengviau aptikti ir pasėlio testu, nes bakterijų pilna pačiame šlapime. Bet žinoma, ir čia pasitaiko klaidų, nes testas neaptinka net iki 50% ūmių infekcijų. Tuo tarpu lėtinis cistitas yra jau visai kitokia infekcija. Matome, kad šlapime laisvai plaukiojančių bakterijų yra daug mažiau, nes jos jau yra prisikabinusios prie šlapimo pūslės sienelės. Prisikabinusios bakterijos suformuoja specialią apsauginę bioplėvelę, dar vadinamą biofilmu, kuris apsaugo jas nuo leukocitų bei antibiotikų atakos. Biofilmo bakterijos yra apie 1000 kartų atsparesnės antibiotikų poveikiui nei laisvai plaukiojančios bakterijos. Kai kurios bakterijos gali įsiskverbti net į sienelės vidų ir ten laisvai bei saugiai daugintis. Karts nuo karto bakterijos išsilaisvina iš biofilmų, taip iššaukdamos simptomų paūmėjimą ar tiesiog ūmų cistitą. Lėtinį cistitą sunku aptikti šlapimo pasėlio testu, nes šlapime tiesiog nėra pakankamo bakterijų skaičiaus. Todėl pasėlio testu neaptinkama net 80% tokių infekcijų. O trumpas antibiotikų gydymo kursas nėra veiksmingas tokiai infekcijai išgydyti. Todėl dauguma gydytojų, neturėdami tinkamų žinių apie lėtinį cistitą ir pasenusias diagnostikos priemonės, negali padėti tokiems pacientams ir jie tiesiog paliekami kentėti. Kodėl atsiranda lėtinis cistitas? Priežasčių gali būti įvairių, tačiau pagrindinės priežastys yra labai paprastos ir joms užkirsti kelią yra nesunku. Svarbiausia ūmų cistitą gydyti tinkamai ir laiku, nelaukti, kol bakterijos prisikabins prie pūslės sienelės ir infekcija virs lėtinė. Gydymo jokių būdų negalima nutraukti anksčiau laiko, net jei ir pasijutote geriau. Jei bakterija nebus pilnai sunaikinta, infekcija vėl atsinaujins. Atsinaujinusi infekcija jau gali būti atsparesnė gydymui. Kartais ūmi infekcija nuo pat pradžių yra sudėtinga ir jai gali būti reikalingas ilgesnis, nepertrauktas gydymas, negu įprasta skirti. Tokio gydymo negavus, taip pat gali išsivystyti lėtinis cistitas. Todėl labai svarbu, kad ne tik moteris rimtai žiūrėtų į cistitą, bet ir patys gydytojai. Ir galbūt ateityje lėtinis cistitas net neegzistuos. Daugiau informacijos rasite www.lcistitas.lt.